esate aukščiausiai laipteliai. Nuo šio aukščiausio laiptelio jums atsiveria beribis dangus su neišsenkančiomis galimybėmis leisti savo aitvarą vis aukštyn ir aukštyn. Ar esate tam pasiruošę? Juk vėjas kartais būna nenuspėjamas. Ar prisimenate tą dieną, kai pirmą kartą žengėte pro mokyklos duris, kai sutikote savo pirmąjį mokytoją, gavote savo pirmąjį pažymį, o gal ir pirmąją pastabą? Ar prisimenate emocijas, patirtas ekskursijų metu, reikia šimtadienio organizavimo ir tarpinio egzaminų rūpesčius? Manau, pasitikėjimo savo jėgomis turite daugiau nei prieš 12 metų. O kad pasitikėjimo būtų dar daugiau, kviečiame Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos vadovę Daivą Kryžinauskaitę tarti keletą padrąsinančių žodžių. Labadiena, gerbiami mokytojai, tėveliai, svečiai ir mieli abiturientai. Laikas nenumaldomai bėga ir šiandien jums išties ypatinga diena, paskutinis skambutis. Tai ne šiaip signalas, kad baigėsi dar viena pamoka. Tai ženklas, kad jūs žengėte į kitą gyvenimo etapą. Šiais metais mus puošia ir palydi aitvarai, kurie užgimė žmogaus rankose. Kaip ir jūs, augote mūsų klasėse, kiemuose tarp knygų, draugų, mokytojų balsų. O tada pajunta vėją, pakyla, skrenda, bet skrenda ne vienas. Ji vis dar laiko vyje, tvirta, nematoma, švelni. Kaip ir jūs, visada laikys tai, ką čia išmokote, ką išgyvenote, ką paliekate. Mes, visa gimnazijos bendruomenė, šiandien norime jums padėkoti už jūsų buvimą, už jūsų istorijas, už šypsenas ir už užsispyrimus. Ačiū mokytojams už tai, kad buvote tie, kurie padeda aitvarui pakilti. Ačiū tėveliams, kad buvote šalia, kad tikėjote, kad palaikėte tuo met, kai ypatingai to reikėjo. Ir mieli abiturientai, tegul jūsų gyvenimo aitvarai skrenda kuo aukščiau. Nebijokit vėjo, jis reikalingas skrydžiui. Laimingo jums skrydžio. Ačiū. Era só toda
Vaikystėje jūs buvote tarsi tie žaismingi aitvarai, sklendę laisvų skrydžių. Tai stulbinamai gražus laikas. Tai nuostabiausios istorijos, nepakartojamas pasakų pasaulis, nuotykiai ir žaidimai. Tai atviros akys ir plačios šypsenos. Juk nieko nereikia rūpintis, nieko įsipareigoti. Šiandien vaikystė jums moja iš tolo, tačiau atminty ji liks amžinai. Praverkime duris į praėjusios vaikystės erdvę. Jums tai padės padaryti Lopšelio darželio Puriena auklėtiniai, vadovė Regina Bočkienė.
kuriame auklėtiniams. Na, o dabar tęsti vaikystės kelionę į sceną kviečiame 1-3 klasių Vitės progimnazijos ansamblį mokytoja Aistė Strakšienė. Pasitikime garsiais plojimais. Kai žaismingai paskraidėte vaikystėje, panorote laisvo ir maištingo skrydžio. Paauglystės skrydis gana pavojingas. Vieną akimirką tai sparus pakylėjimas, o kitą bauginantis skrydis. Viską norisi išbandyti ir daug ką patirti, kad suvoktum, kas esi ir ko norėtum tapti. Tai maišto sumaišties, bet ir naujų atradimų laikas. Trumpam nusikelkite į jį. Scenoje šokių kolektyvas Sphinx. Listen, we might just get
siūlo kaip aitvarus. Jie galvojo, kad vaikystės skrydis būtų žaismingas, išgyveno jūsų paauglystės kaprizus. Jie su rūpesčiu ir viltimi žvelgia į jūsų ateitį. Ir šiandien, šią ypatingą dieną, jie su jumis kviečiame tėvų atstovus. Turbūt kiekvienas tėvelis suvokia momentą, kaip greitai bėga laikas, kaip greitai jūs užaugo. Tad šiandieną išlydėdami šios gimnazijos 30-ąją laidą, mes norime padėkoti gimnazijos bendruomenei, padėkoti mokytojams, padėkoti auklėtojams, už kiekvieną mūsų vaiko žingsnį palydėtą kantrybę, už jūsų darbą, atsidavimą, už žinias, už pamokas, kurios juos augino. Tad norime palinkėti, kad niekada nepritrūktumėt išminties, meilės ir tikėjimo jaunomis širdimis. Mes norime įteikti simbolinės dovanas. Tai yra išausta juosta, kuris simbolizuoja stiprų bendrystės ryšį, nenutrūkstamas tradicijas, o raktas laisvam ateinančiam kartom, bet tuo pačiu primena gimnazijos istoriją, kurios dalimi tapo jau 30-oji vaikų. Raktas tai simbolis į bendras prisiminimo duris. Taip pat norime įteikti čekį. Tai yra padėka jūsų bendruomeniai, tai yra indėlis į gimnazijos ateitį. Lai lieka gimnazija ir toliau graži, gyva, pilna šilumos ir šviesos. Mielieji mūsų vaikai, šiandieną baigėsi jūsų kelias šioje gimnazijoje. Prieš jūs atviri gyvenimo horizontai. Mes linkime jums drąsos tikėti, ryžto siekti to, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo nepasiekiama. Niekada nepraraskite tikėjimą savimi. Jūs esate drąsi, kūrybinga, gebanti keisti pasaulį kartu. Mes didžiuojamės jumis ir visada būsime šalia. Jūsų šaknis, jūsų užnugaris, jūsų gyvus sirgaliai. Tad linkime jums sėkmės, drąsos ir šviesaus kelio.
Ar esate stebėję dangų, kuriame skleidžia ne vienas, o darnus būrys aitvarų? Jie atrodo ir skirtingi, ir panašūs, nes juos neša tas pats vienas tikslas. Taip galima apibūdinti mūsų mokyklos parlamentą. Skirtingi, bet vieningi, nes siekia bendro. Deja, su kai kuriais iš parlamento narių šiandien tenka atsisveikinti. Taigi, kviečiame parlamento atstovus. jog gimnazijos parlamentas išties lygausus būrys aitvarų. Jūs, vyriausiai parlamento aitvarai, lėkite ir skriejate, tarsi nešami smarkaus vėjo pusę. Ir staiga skambutis, paskutinis. Stabtelkite, leiskite dar kartą jumis pasidžiaugti. Gimnazijos parlamentas nuoširdžiai dėkoja abiturientams, kurios savo darbu, rūpesčiu ir meile prisidėjo prie visų idėjų. Į sceną kviečiame dvyliktokes Ievą Gulinskaitę, Augustę Urbanaitę, Emiliją Jankauskaitę, Latvijos Kubiliūtę, Deimantę Žekovaitę, Barborą Kokovaitę, Ugnę Kreitakaitę ir Vaivą Večinskytę. Ieva, prašome tave padaryti atsisveikinimo žodį. Sumdėl. Į parlamentą mes atėjom prieš 4 metus ir tikrai negalvojau, kad liksim tiek ilgai. Gal pabūsim porą mėnesių ir išeisim. Į parlamentą atėjau su dviejom pagalbininkėm, kuriom be galo būsiu dėkinga ir kurios lydėjo mane visus tos 4 metus. Ir taip pat susipažinau su daug naujų žmonių, kurie taip pat yra be galo nuostabūs ir
kai neplanuoji ekspromtą. Aš labai džiaugiuosi šią kartą. Jie mano vystė užaugo visus 4 metus. Man kaip pavaduotojai ir kaip mokytojai, ko gero, nuo 9 iki 12 klasės, aš visada džiaugiuosi, kai jie auga mano akyse ir kai ateina tie trapūs jauni žmonės po 8 klasės ir jiems reikia kažkokias skleisti vertybės, paskatinti, kad jie ateitų, dalyvautų, norėtų būti šioje gimnazijoje ir būtų čia ir organizuotų įvairias veiklas yra ne taip lengva, bet komanda buvo labai nuostabi. Aš labai prašiau, kad Ieva išbūtų gimnazistų prezidentė visus 4 metus. Tai mūsų bendras darbas, mūsų bendra veikla ir bendra komandos veikla. Ir mokykla būtų niekas be šių nuostabių vaikų. Šiandien jau yra 30 laidos moksleiviai. Dėkojame visiems pagalbą. Ačiū visiems tėveliams už pagalbą, už pasitikėjimą šią gimnaziją. Ir nesakau viso gero. Sakau iki pasimatymo. Koleginis žmogau ir paukštis, ko braidaivis po pieno pasas, vakarai rudenėjant vėsus, o rytais tokios šaltos rasas. Ko vis ieškai žmogau ir paukštis, ko vis lauki ant ilgo kelio, negali be dangaus gyventi, negali gyventi ir be žemės. Bet jei ieškai, ieškok iki galo, tam sparnai tau kaip paukščiai duoti. Ir jei klysi, tai klysk iki galo, kad daugiau klaidų nekartotų. Rasi visko ir gero ir blogo, rasi daugą, kai ką ir prarasi. Tačiau ieškok savo kelio paukštį, kelio, kuris virš dangaus ir žemės. Šiandien visi esame liudininkai. Matysime, kaip mūsų 12-okai, tarsi aitvarai, sklendžia į gyvenimą. O mes, 11-okai, žvelgiame į jūs ir mojuojame ranką. Pasimėgaukit savo skrydžiu, nes jūs pirmą ir paskutinį kartą į jį leidžiatės. Nenustebkite, jei jums skrendant prie jūsų prisijungs kitas aitvaras. Tai mes, 11-okai. Mūsų aitvaro virvutė dar laiko šios gimnazijos sienos, o jūsų nutrūksta šiandien. Tad gero vėjo žydro dangaus ir įspūdingų nuotykių linkime jums, abiturientai. When marimba starts to play,
klasės vadovė. Tai žmogus, kuris vienu metu valdo 30 aitvarų. Tai žmogus, kuris jūs bando apsaugoti ir suvaldyti net tada, kai pučia pats siaubingiausias vėjas. O jis, kaip žinia, mūsų krašte dažnas. Taigi, kviečiame klasių vadoves. Turime užduotį parengti kalbą paskutiniam skambučiui. Ką? Mūsų dėsčiai GPT. Padaryta? Nieko gero. Ir nėra tik pagaišti laiko. Žiūrim toliau. Na, žiūrėkit. Puiki kalba. Nuostabi. Puiškai kažkokie apibendrinimai. Amazing. Mėly abiturientai, linkime visų pirma išlikti savimi, antra, kad išliktumėt paprasčiausiai žmogumi. O, mūsų mokytojų protai kaip dirbtinio intelekto. 1, 2, 3. Vėjo.
visiems drąsiam ir kupinam polėkių skaičiui.
Šiandien susirinkome į paskutinį skambutį. Šventę, kuri mums, abiturientams, kelia tiek džiaugsmą, tiek liūdesį. Mokytojams tai ypatingas momentas, kaip jie gali stebėti, kokie brandūs žmonės ir asmenybės mes išaugome. Na, o tėveliam tai galimybė stebėti, kokie nuostabūs žmonės stovi štai čia ir jie pabaigė 12 klasių. Keista ir sunkiai suvokiama, kad tai paskutinis kartas. Paskutiniai skambučio dūžiai, paskutinis kartas, kada sėdame į mokyklos suolą. Nors atrodo, kad dar visai neseniai, ką tik žengėme pro šias gimnazijos duris. Tikriausiai visus abiturientus šis momentas priverčia širdyje jausti šiokį tokį nerimą, džiaugsmą bei liūdesį. Paskutinis skambutis primena, jog mokykla buvo ne tik žinių vieta. Tai buvo vieta, kurioje mes užaugome, patyrėme daug nuostabių momentų. Ir ji visada privis labirintą, kuriame ne tik ieškojimo kabinetų, bet ir savęs. Todėl norėtume skirti be galo didelį ir šiltą, nuoširdų ačiū Jums. Šiandien baigėsi svarbus mūsų gyvenimo etapas. Visą tą laiką jūs keliatės su mumis ankstyvais, mokėtės kartu ir džiaugiatės mūsų mažomis pergalėmis. Dėl norime padėkoti už jūsų meilę ir tikėjimą mumis, net tada, kai patys savimi abejojame. Už tai, kad visada buvote šalia, kai žengėme pirmus žingsnius, ar pirmą kartą ėjome į mokyklą. Ar nusivylėme nesėkmėmis. Už arbatą, kai sirgome, ir kantrybę, kai grįždavome namo pavargę. Kartais mes pamiršdavome padėkoti, kartais per retai apkabindavome, bet visada žinojome, jog esate šalia. Šiandien norime ištarti paprastą, bet labai svarbų žodį. Ačiū. Ačiū Jums už viską. Gerbiami mokytojai, šiandien stovime čia, paskutinį kartą kaip mokiniai, kupini jaudulio, begalinio dėkingumo ir vilčių. Dėkojame Jums, mūsų mokytojai. Dėkojame už žinias, kuris perdavėte, už nuoširdų rūpestį ir kantrybę. Dėkojame, kad ne tik mokėte mus formulių ar taisyklių, bet ir išminties, atsakomybės, pagarbos bei žmogiškumo. Jūsų dėtas darbas formavo ne tik mūsų protą, bet ir širdį. Mes žinome, nebuvome lengviausi mokiniai. Kartais tylėjome, kai reikėjo kalbėti, o kartais kalbėjome per daug. Kartais neatlikdavome namų darbų, kartais ginčiamės arba vėlavome. Ačiū už tai, kad tikėjote mumis, kai net patys savimi netikėjome. Už tai, kad skatinote nepasiduoti. Už tai, kad buvote ne tik mokytojai, bet ir palaikymo komanda, gyvenimo patarėjai ir kartais net antri tėvai. Ačiū, kad buvote šalia per šiuos svarbius metus. Jūsų pamokose išmokta ir pasidalinta išmintis lies mus visą gyvenimą. Mieli mokiniai, kelionė į žinių pasaulį mums visiems prasideda nuo paruošiamosios klasės. Ten mes pirmą kartą susipažįstame su vadovėliais, sąsiuvinio linijomis, namų darbais bei vadovėliais. Kitas etapas prasideda, kai paliekame, galima sakyti, savo antrosiomis mamomis tapusias pradinių klasių mokytojas ir pradedame naršyti mokyklos koridoriais. Koridorius naršome tol, kol jie pasidaro per ankšti mūsų žinioms sutalpinti. Tuomet dedame dar vieną didelį žingsnį ir keliamės į gimnaziją. Ir jau vaikštome nebe koridoriais, o didingais vestibiuliais. Čia vieni drąsiai ir jausmingai, kviesdami išdaigas, kiti kukliai ir tyliai, gerindami praleistų pamokų statistiką, žygiuoja pirmyn. Tol, kol gan lengvi savarankiški darbai tampa kontroliniais, o jau ne kiekvienam mirtingajam skirti kontroliniai tampa fraze svarbiausia teigiamas. Ir tol, kol ši frazė virsta egzaminais mokslo metų gale. Ar girdėjote, kaip greit papasakojau 12 metų kelionę? Todėl iš širdies sakau, nelaukite, kol jūsų
Juokitės, verkit, svajokit, bandykit, darykit, įsimylėkit, griaukit, statykit. Nes kada, jei ne dabar. Nors kiekvieną šiandien išeinam su skirtingais prisiminimais, bet tikiu, kad visi tapome labiau subrendę, labiau pasiruošę gyvenimiškiems sunkumams ir ne todėl, kad žinom Pitagoro teoremą ar koks buvo kūrinio Hamletas vidinis konfliktas, o todėl, kad išmokame nebijoti klysti ir svarbiausia vertinti vieni kitus. Dar ne finišas, bet arti. Linkim nepamest savęs tarp kontrolinių projektų, pasirašymo egzaminų. Daug jaukų, gerų draugų ir kuo mažiau streso. Pasimėgaukit paskutiniais mokyklos metais. Jie pralėkė greičiau nei atrodo. Tuo pačiu su savim laikau labai svarbu raštą nuo mūsų ketvirtokams, 11-okams. Tai norėčiau pakviesti tokio atstovą kažkurį, atiduočiau testamentą jums. Šiandien nuskamba mūsų paskutinis skambutis. Ne pabaiga, o nauja pradžia mums. 12-okai, tebūnie mūsų svajonės drąsesnės už baimes, o klaidos ne riba, o augimo dalis. Rinkimės kelią, kuriame plaka širdis, o ne tą, kuris atrodo saugesnis. Tikėkime savimi net tada, kai bus labai sunku, nes dabar sėdėdami įrodėme, kiek jau daug galime. Nepamirškime, iš kur atėjome, bet ir nepamirškime žvelgti ten, kur dar tik eisime. Ir svarbiausia, būkime žmonėmis, kurie pasaulį keičia savo buvimu, o ne tik žodžiais. Taigi priekį, su ištiesdomis rankomis į gyvenimą, abiturientai. Abiturientai sodina medalius prie mokyklos. Šiemet mums jos dovanojo Danės bendruomenė. Šios išnaitės taps 30-os abiturientų laidos prisiminimų bendruomeniai ir puslapių gimnazijos istorija. Ačiū Jums, kurie prisidėsite, kurie sodinsite medį, kuris augs, kuris įprasmins Jūsų buvimą mokykloje, kuris bus atminimas ateičiai Jums patiems ir kitoms kartoms. Ir tada su gražia iniciatyva, gražia idėja dėkoju Liudvikai ir tam bendruomeniai ir jos bendruomeniai. Ir tada pradėkime gražią iniciatyvą.
Skriskite aukštyn ir aukštyn. Puoškite savo ir kitą. Juk čia, Vytauto didžiojo gimnazijoje, jūs nusidažėte šviesiomis įvairias spalvio grožio spalvomis. Dalykitės jomis su visais. Gero skrydžio. Kviečiame visus į sceną nusifotografuoti.